Mano šios dienos tema bus tokia šiek tiek su nedaug labai skaičių, aš tokia daugiau kaip architekto matymą ir bendrai situaciją apie individualius namus, tai lektoriai, kurie kalbės po manęs, tai jau jie eis giliau į tam tikras savo ekspertiškas sritis ir jie jau detaliau nagrinės klausimus. Tai mano temoje yra žodis tvarumas, tvarus ir turbūt jau nėra nei vieno seminaro, nei vienų mokymų, kur šitas žodis nebūtų naudojamas, tai aš tiesiog pabandžiau ir žodyne lietuvių kalbos pažiūrėti, ką reiškia tas žodis tvarus. Tai yra daug paaiškinimų, tai yra ir tvirtas, ir pastovus, nekintantis, ilgai trunkantis, nepraeinantis, turintis imunitetą ir galvoju, vat, kurie žodžiai labiausiai tiktų būtent statybos sektoriuje, ar ne, tai turbūt tvirtas ir pastovus, atsparus, ilgai trunkantis ir taip apibendrinant netgi išliekantis, ar ne, ir tausojantis resursus. Tai, tai tas tvarumas tai ne tik, kad reikia kažką tai pasodinti ar kažkur tai kažkokį maišelį, bet tai labai svarbi liečia ir patį pastatą. Šių metų pradžioje skaičiau labai įdomią knygą, kuri iš tikrųjų labai daug dalykų man sujudino, galvojant apie dabartinę situaciją, apie klimato kaitą ir keletą tokių citatų pasidalinsiu su jumis. Tai Žemė mums atrodo ne organizmas, o mašina, ne gyva, o mirusi. Tai maždaug taip, kaip mes su Žeme elgiamės. Ir mūsų pastangos kontroliuoti visada turės ribas. Ir pastangos išmatuoti ir modeliuoti niekada nebus užtektinai tobulos. Bandymai pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, visą kitą paliekant nepakitus, yra beprasmiški. Tai, žodžiu, ta mintis kalba apie tai, kad kažkokios tai stebuklingos piliulės, kuri taip lengvai išspręstų visas problemas, nėra. Ir viena iš pagrindinių minčių tai yra ta, kad galvodami apie tai, kad mes dabar darom įvairius žingsnius, kad kažkaip tai tausotumėm gamtą, kad jai padėtume, bet iš tiesų tai mes turim rūpintis savimi ir mintis, kad gamta gali ir nebeapsaugoti mūsų nuo mūsų pačių veiklos. Tai man tokia viena iš pagrindinių žinučių, kurią išsinešiau, bet jei domitės ir įdomu, tai tikrai rekomenduoju perskaityti šitą knygą. Va, ir ši iliustracija iliustruoja, kokį poveikį mes esam padarę Žemėj. Ir 2020 metais mes jau esame tiek pastatę ir tiek žmogus yra sukūręs, kad visa žmogaus sukurta masė viršijo gamtos gyvąją biomasę. Ir į šitą žalę stulpą įeina visi augalai, gyvūnai, visi gyvi organizmai, visa gamta, tame tarpe ir mes žmonės. Ir mes žmonės sudarydami 0,01% viso šito stulpo sugebėjome pastatyti šalia va tokio dydžio dangoraižį, kurio masė jau viršijo visos gamtos masę. Tai vadinasi, gamtai atsverti mūsų daromą įtaką tampa vis sunkiau ir sunkiau. Tai vat vienas šitas kubelis yra 1 gigatona. Ir va dabar išfiltravus visą šitą dangoraižį mes matom, kad didžiąją dalį sudaro betonas, plytos, tada kietos medžiagos, žvyras, skaldai ir taip toliau, metalai, asfaltas, plastikai, stiklas ir kiti elementai. Ir negana to mes šito intensyvumo visiškai nemažinam ir kasmet dar keliam ir statom po vieną aukštą ir po 30 kažkur tai gigatonų padarom dar papildomai kasmet. Ir taip, jeigu tokiu tempu keliausim tolyn, tai va šita diagrama rodo, kad apie 40 metus mes pastatysim dar porą tokių dangoraižių. Tai vadinasi, gamtai iššūkis vis didėja ir didėja. Tai va labai daug priklauso nuo mūsų. Grįžtant į Lietuvos skaičius ir būsto skaičius, paėmiau iš statistikos, vat, kokia situacija yra su būstų skaičiumi. Tai paėmiau vidurio vakarų, vidurio Lietuvos regioną, atmetus Vilniaus sostinės regioną ir mes turim daugiau kaip 1 milijonas vienetų būstų iš viso, ar ne?
Ir va dešiniai pusėje išsifiltravau, kad vieno buto namų skaičius yra virš 400 000, tai dar pridėjus dvibučius namus ar ne, pridėjus Vilniaus regioną, tai realiai turėtumėm virš pusės milijoną, tai lyginant tuos skaičius, tai reiškia, kad vienbučių individualių namų yra beveik pusė visų būstų skaičius. Ir tas plotas sudaro apie 70 milijonų kvadratinių metrų, kas yra daugiau negu daugiabučių namų plotas. Ne? Tai vadinasi, individualių namų plotas ir dėmesys individualiems namams iš tiesų yra labai svarbus. Pagal būstas, pagal tipą, aišku, daugiau kaimiškose vietovėse pasiskirsto labiau, miestuose mes turim artėjom apie 20%. Naujos statybos taip pat išduodamų statybos leidimų individualių namų skaičius taip pat yra didesnis. Ta ryškesnė spalva tai rodo vieno ir dviejų būstų pastatų skaičių, tai tas skaičius irgi yra pakankamai didelis ir mes tų individualių namų statome daug. Šita skaidrė labai įdomi, kuri parodo pastatyto būsto laikotarpį, ne, kuriuo laikotarpiu yra pastatyta. Tai matom, kad nuo 46 metų po karo vyko didžiausi tų individualių namų pastatymai ir didžioji dalis yra pastatyta per sovietmetį ir iki 2000 metų mes turime apie 85% pastatytų namų. Ir vertinant tai, kad iki 2000 metų mes ten nelabai daug kalbėjom apie energinės klases, apie energinį efektyvumą, tai vadinasi, turim pakankamai didelį skaičių energetiškai tokių rėtinių namų, kurie labai daug šilumos išleidžia į aplinką ir matom, kad pastatai bendrai pagal Lietuvoje sunaudojamą energiją sudaro apie 40%. Tai vadinasi, pastatai yra milžiniškas resursas ir ką reikia tvarkyti siekiant taupyti energijos kaštus. Ir čia labai noriu pasidalinti Mineralinės vatos gamintojų asociacijos lyderystę. Mineralinės vatos gamintojų asociacija taip pat yra ir pasyvių namų asociacijos narė ir atkreipia dėmesį ir politikų, ir visų rinkos dalyvių, kad daugiabučių namų atnaujinimo programą mes jau visi puikiai žinom, suprantam, jinai vyksta jau daug metų, daugiabučių yra atnaujintų ir renovuotų. Bet yra atkreipiamas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos konstitucija numato, kad visi mes esam lygus ir neišimtis ir vienbučių gyvenamųjų namų savininkai, kuriems dėmesys yra ženkliai mažesnis. Tai čia yra svarbus dalykas ir prisimenant apie skaičius, tai individualių namų atnaujinimas taip pat yra ne ką mažiau svarbus. Ir šiais metais jau buvo viena iš iniciatyvų kvietimas gauti paramą ir atkreipsiu dėmesį, kad galimybė gauti yra kompensuoti apie 14,5 tūkstančių eurų ir mano žiniomis tokia suma nei vienam projektui nėra duota, tai vadinasi, sumos yra daug mažesnės. Ir programos ir galimybės su individualiais namais yra prastesnės. Tai dėl to yra atkreipiamas dėmesys, kad nebūtų tos segregacijos, kad būtų kompensuojama kaip ir daugiabučiams ir dokumentacijos rengimas, tyrimai. Taip pat atkreipiamas dėmesys ir į kreditų įmonės, kurios išduoda kreditus, kad jeigu ir daugiabučiams yra valstybės garantija, kad ir vienbučiams tai galėtų būti, žodžiu, kad tai būtų lygybė ir tai yra iš tiesų svarbus ir didelis darbas. Daug kalbam dabar pastaruoju metu apie pastato gyvavimo ciklą, tai čia kaip ir žmogaus gyvenimas turi tam tikrus ciklus, taip ir pastatas, mes projektuojam, statom, bet šiandien kalbam daugiau apie tai, apie penktą šitą sritį, kada pastatas yra eksploatuojamas. Ir jeigu gyvenate jau pastatytam name, tai vadinasi, kažkuriuo tai metu atsidurėt šitam taške, kai pastatas jau nebetitinka šių laikų reikalavimų, galbūt jūsų šeimos kažkokių tai poreikių. Ir tada yra klausimas, ką su šitu pastatu daryti. Tai arba pastatas pereina į 7. etapą, ar ne, jis yra nugriaunamas ir statomas naujas,
Arba gali būti šeštas etapas, tai yra modernizacija, pastato atnaujinimas, pastato pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams, tai ir tam tikri ir komforto kriterijai, ir normatyviniai atitikimai, ir aišku, energijos suvartojimo sumažinimas. Ir tada mes galim po tokio modernizavimo vėl turėti dar vieną pastato gyvavimo ciklą, kuris kažkuriam tai laikui praėjus vėl galėtų atsidurti arba vėl jį galima modernizuoti, ar jisai būtų griaunamas. Tai čia yra nuotrauka turbūt atitinkanti daugelio miesto mikrorajonų ar mūsų miestelių ar kaimų teritorijos. Ir jeigu čia vat, pirštų durtumėm į bet kurį pasitaikiusi namą, tai didelė tikimybė, kad pataikytume maždaug į tokį pastatą. Tai yra tipinis gyvenamas namas, pastatytas sovietmečiu, ir tokių namų iš tikrųjų turim labai daug. Ir tai yra vienas iš mūsų renovuotų namų. Jauna šeima paveldėjo iš savo senelių šitą namą ir planavo jį modernizuoti ir pritaikyti savo naujiems poreikiams. Programa buvo, aišku, daug mažesnė, bet situacija buvo tokia, kad šitas namas nuvirto maždaug iki tokios būsenos ir niekas negalėjom patikėti, kokių dalykų ten radom. Ir, žodžiu, konstrukcijos nešančių sienų praktiškai nebuvo, plytos buvo ne tai, kad sumūrytos taip, kaip turėtų būti, bet jos buvo mūrytos visai kita kryptim. Tai labai daug dalykų teko nuardyti ir tą namą visiškai modernizuoti. Jis taip atrodo dabar, jau gyvenamas keletą metų. Kitas irgi labai panaši situacija Kaune, netoli klinikų, geras išvystytas senas rajonas. Šiame name gyveno šeima, viduje buvo pakankamai gerai įrengtas, klientas nusipirkęs šitą namą, netgi ten buvo visokių svarstymų, kiek jis ten visko paliks, bet lygiai taip pat pradėjus nagrinėti ir kuo toliau einant, tai šito namo irgi buvo visiškai pilnai renovuotas ir padaryta visiškai nauja kokybė ir dideli darbai. Bet turim ir įvairiausių kitų perlų. Čia pirmi namai po nepriklausomybės, kai tas noras ir potencialas buvo didžiulis, tai mes pristatėm labai didelių ir sudėtingų namų, ir iš tiesų su tokiais pastatais yra labai sunku. Ne vieną esam nagrinėję. Paprastai tokiuose namuose gyvena du žmonės, vaikai būna jau iškeliavę kurti savo gyvenimą, ir renovuoti tokį namą tikrai nėra paprasta, nes ir architektūriniai elementai yra sudėtingi, konstrukcijos yra pakankamai sudėtingos, įvairiausių balkonų, laiptų ir taip toliau, ir jų plotas ir dydis tikrai net ir turintiems ir galimybės yra labai brangus. Tai ką su tokiais namais daryti, iš tiesų yra uždavinys didelis, ir greičiausiai, kad juos galbūt verta ir nugriauti ir statyti nauja statyba. Mes turbūt kalbėdami apie namus galvojam, kad jeigu namas ten 10-15 metų, tai labai dar gerai prisimenam, kaip jį statėm ir jis atrodo naujas. Ir čia turėjom situaciją vienam iš pakankamai naujų Kauno rajonų, tai yra Vytėnų mikrorajonas. Čia už prekybos centro Mega, nauji namai statėsi, jie buvo modernus ir šiandien jie modernus, ir mūsų vieni klientai nusipirko, čia buvo du pastatyti vienodi namai, jį nusipirko jau pastatytą, bet pagyvenus ten vienus antrus metus suprato, kad yra iš tiesų negerai su tuo namu, didelės labai sąnaudos ir iš principo negali pakelti ten tos temperatūros. Žodžiu, buvo blogai ir ieškojo būdų, ką tenai daryti. Tai va, čia toks vieno aukšto L formos namas su klinkerio plytų ir medinių dailylenčių apdaila. Tai planas pirminis buvo tvarkyti stogą, nes ten to dalykų ir susijungia dvi stogo plokštumos, buvo stogas netilinkęs, pradėjo bėgti vanduo. Žodžiu, nuardyti tas medinės dalis, tvarkyti stogą, bet ką daryti su klinkeriu. Tai yra ne plytelė, bet klinkerio mūras. Tai buvo įvairių patarimų. Iki mūsų atėjimo buvo priimtas sprendimas, kad ant viršaus tų klinkerio plytų reikia dėti kažkokią šiltinimo medžiagą, nes ją ardyti čia kažkaip tai labai brangu ir panašiai.
Tai mums tai buvo didelis signalas, kad čia kažkaip tai nėra geras sprendimas ir mes primiktinai reikalavom, kad būtų atardytas kažkoks tai kampas ir pažiūrėtumėm, kas tenai darosi, nes nugalvojom, kad nu, taip čia kaip asociacija su kokiu skaudančiu dantim, ar ne? Jeigu problema yra šaknies kanalas, tai tu gali su pačia geriausia kažkokia blomba užtvarkyti tą dantį, bet jeigu neišspręsi giluminių problemų, tai tikrai rezultatų nebus. Tai jeigu dabar galite įsivaizduoti patį blogiausią galimą statybos broką, vat savo mintise, patį blogiausią, kokį tik tai galite įsivaizduoti, tai aš manau, kad dabar nuotraukas, kurias aš su jumis pasidalinsiu, tai pranoks jūsų lūkesčius. Tai pasitvirtino 100%, kad reikia ardyti klinkerį ir reikia tvarkyti pastatą iš pagrindų. Čia norėčiau atkreipti Rehau dėmesį apie langų montavimą ir kad langai netgi išnešti į apšiltinimo sluoksnį buvo. Matom po klinkerio plytom, kaip yra sudėta apšiltinimo medžiaga, nuardžiusi medinius pakalimus ir medinės dailylentės, kiek visko yra sudėta, kaip sudėtos plėvelės ir vienokios medžiagos, kitokios medžiagos. Na, apie sandarumą turbūt irgi čia nelabai ką galim pasakyti. Žodžiu, situacija buvo bloga, klientai negalėjo patikėti, kad taip gali būti ir linko keliai. Iš tiesų, šitame name linko keliai. Ir va čia, jeigu kalbam apie tai daug ar ne, kaip turėtų būti tvirtinama, šiltinama medžiaga, kad negali būti klijuojama taškais, reikia perimetrų, tai čia matom, kad čia iš viso nelabai buvo kaip klijuojama. Blokeliai, čia yra namo dalis, o čia jau yra garažo dalis. Ir vat yra atskirtas šiltinamasis sluoksnis tarp namo ir garažo. Tai jeigu čia plyšiai tokie, kad ten gali įkišti pieštuką, tai čia yra dar didesni plyšiai. Žodžiu, šitas pastatas turbūt buvo labai tvariai naudojo šiltinimo medžiagas ir nereikėjo jokio turbūt konteinerio atraižoms, atliekoms, viskas buvo sunaudota 100%. O čia irgi vat, yra ta esminė priežastis, dėl ko pradėjo leisti stogas ir dėl ko įlinko stogas. Tai yra vat, skersinė gegnė sija, į kurią remiasi kitos sijos, kuri turėtų būti pati stipriausia, bet vat, vienoje vietoje jinai buvo netgi sudurta, tai dėl to viskas sulinko. Tai šitam name buvo viskas nuardyta, stogas pakeistas, atkasti pamatai, apšiltinti pamatai, visos blokelių sienos buvo nuglaistytos, praktiškai nutinkuotos, užtaisant šitus plyšius, įrengta naujas šiltinimo sluoksnis, naujas fasadas, naujas stogas, įrengta vėdinimo sistema, žodžiu, maksimaliai daryta, nors pačioj pradžioje atrodė, kad sprendimai bus tokie pakankamai paprasti, bet taip nebuvo. Kitas pavyzdys Kauno Žaliakalnyje. Namas taip pat statytas nepriklausomybės pradžioje apie 90 metus, bet čia jau situacija yra visiškai kita. Namo savininkas buvo statybinės įmonės vadovas ir tuo metu buvo padaryti pakankamai geri sprendiniai. Ir šeima nusipirkusi tą namą, jie gyvena Kaune senamiesty, nusipirko tą namą, tai pirmą visą vasarą vasarojo, visa šeima tame name kaip vasarnamyje. Ir viskas puikiausiai funkcionavo, ir virtuvė, ir sanitariniai prietaisai visi, ir langai darinėjosi, žodžiu, namas atitarnavo, bet tuo metu buvo maksimaliai kokybiškai padarytas ir tie sprendiniai tarnavo. Tiesiog jau jisai nebetitiko nei estetinių dalykų, nei išplanavimo tam tikri dalykai, tai šitą namą renovavom iš pagrindų, bet nežiūrinti tai, sakysim, tas namas buvo jau apšiltintas, dabar tiksliai neprisimenu, bet ten gal apie 10 cm apšiltinimo medžiagos ir ta apšiltinimo medžiaga buvo puikiai įrengta, tai nuėmus tinką buvo tiesiog išlygintas šitas apšiltinimo sluoksnis ir toliau įrenginėjamas naujas. Tai vadinasi, jeigu sprendimas buvo padarytas kokybiškai, tai jį galima naudoti ir toliau, jisai nepraranda savo savybių ir vertės. Tai šitas namas buvo atnaujintas iki A+ klasės ir puikiai funkcionuoja su ženkliai mažesniais kaštais negu prieš tai rodyti pavyzdžiai. Šiuo metu su šeima gyvename Fredos miestelėje, tai Algimanto Kančo žymus projektas, kur pritaikytas olandiškas toks gyvensenos modelis.
dominuoja vat, sublokuoti namai su klinkerio apdaila ir tam tikrais medinių dailylenčių intarpais. Tai jau gyvenam šešta vasara, tai kiekvieną vasarą matau, kaip kaimynai vis kažką tai pradeda tvarkyti ir renovuoti. Čia praeitais metais buvo keistos visos dailylentės, tai mačiau, kas vyksta nuardžius tas dailylentės, tai ir izoliacija, ir plėvelės yra po truputėlį tvarkomas, yra dalis tinkuojamų fasadų, tai vat, turbūt šitie dalykai galėtų labiau pasiduoti modernizacijai, keičiami arba perdažomos medinės dailylentės, nuėmus tas dailylentės ten vėlgi tvarkoma ir apšiltinimo medžiaga, ir vėjo plėvelė. Masiškai žmonės jau keičia langus, langai buvo čianai mediniai, ypatingai kenčia kampinės langų dalis, langai buvo nekaustyti, matyt, juos reikėjo prižiūrėti, perdažyti, tai žodžiu, vat, praėjus nuo, čia tie namai yra pastatyti 2009-2008 metais, tai vat, praėjus tiek metų yra pakankamai dažni dalykai, tuos langus keičia bėgantis balkonai, prastos balkonų izoliacijos, tai va tokie darbai. Ir norėčiau vat, paimti kaip pavyzdį vieną šitokį butą, kuriame ir pats gyvenu, ir kokie galėtų būti žingsniai, ne, kaip reiktų nagrinėti esamą pastatą ir kokius galėtumėm padaryti žingsnius. Ir pabandžiau prie kiekvieno šito punkto uždėti, ar tai pliusas, ar tai plius minus, tai reiškia, kad dalinai, ar ne. Tai jeigu reiktų šiltinti pamatus, ar ne, o pamatų šiltinimo problema tikrai yra, žiemą, jeigu čia pasninga, tai visas beveik šitas šaligatvis būna nutirpęs. Tai vadinasi, problema tikrai yra, bet pamatų šiltinimas būtų pakankamai komplikuotas dalykas, nes atardyti, atkasti šitą gerbuvį ir kadangi yra klinkerio plyta, tai mes ten turėtume labai ribotą kiekį teoriškai net apšiltinti, kad tas pamato apšiltinimas neišlystų, galbūt galima atkasti, gal dėti horizontaliai apšiltinimo medžiagą, bet namas ribojasi su kaimynais, ar ne, tai žodžiu pakankamai sudėtingas, liktai teoriškai kažkiek galimas, bet pakankamai sudėtingas. Grindų šildymas taip pat būtų labai sudėtingas. Dalis yra grindų šildoma grindinio šildymo, tarkim, svetainiai prie vitrinos yra įleistas kolektorius ir grindys yra pakankamai šaltos. Tai norint šiltinti grindis ant grunto taip pat būtų pakankamai daug problemų, nes tai būtų milžiniškas remontas, ne? Sienų šiltinimas taip pat turint klinkerio plytas yra probleminis, klinkerio plytų nenuardysim, galima šiltinti, kur yra mediniai elementai, bet tai sudaro pakankamai mažą dalį. Stogo šiltinimas taip pat gal ir galimas, reikia žiūrėti, ar tai nėra susiję su gretimo namo nuolydžiu, kur yra vandens nubėgimas. Liktai galėtumėm keisti galbūt į efektyvesnę šiltinimo medžiagą, išlaikant tą patį storį ar ne apšiltinimo, bet gaunant šiek tiek daugiau efektyvumo, pasikeičiant stogo dangą, pasiruošiant galbūt saulės baterijų geresniam instaliavimui. Tai irgi toks ir taip ir ne. Balkonų remontas irgi yra būtinas, nes balkonai ir praleidžia ir yra šalčio tiltai. Langų keitimas, tai vat vienas iš elementų, kurį tikrai galima daryti ir čia būtina atsižvelgti ir pasirinkti tinkamus langus, tada kokioj pasaulio šalių orientacijų, ar tai yra pietinė ar šiaurinė pusė, atidžiai įsivertinti ir lango šiluminės savybės, tai šitą galima padaryti ir tikrai būtų efektas. Tuo pačiu keičiant langus apšiltinti langų angokraščius, tinkamai sumontuoti langą, įrengti langų sandarumą, nes turbūt labiausiai galėtumėm sandarumą ir pakelti, susitvarkę naujus langus ir sandariai juos apšiltinę, nes daugiau sandarumo turbūt irgi nelabai galėtumėm padaryti, neardant, sakysim, vidaus interjero dalykų ir neprisikasant prie atvirų konstrukcijų. Saulės kontrolė. Pas kaimynus matom akivaizdžiai, kad saulės kontrolė yra reikalinga. Čia yra pietinė pusė ir iš tiesų daug prikaitina, tai išorinės lauko žaliuzės yra geras sprendimas, pat gali būti arba roletai. Mūsų asociacijoje yra įmonė Aša, kuri turi apsauginės plėveles, tai galima naudoti kokybiškas apsauginės plėveles ir taip pasiekti efektyvumą, kad saulė neprikaitintų.
Ir inžinerinėse sistemose tikrai galima padaryti pakankamai rimtą pokytį. Tai yra šildymo sistema, galbūt neinant į vamzdynus, bet koreguojant tai, ką galima, tai šildymo pats prietaisas, galbūt kažkiek tai galima padaryti automatikos, radiatorių valdymo ir atnaujinti šildymo prietaisą, kad jis būtų efektyvesnis. Vėdinimas, tuose pastatuose yra vėdinimas, bet tas vėdinimas irgi jau yra įrengtas pakankamai seniai ir efektyvesnis įrenginio pakeitimas taip pat sukurtų vertės. Vėsinimas, tai pirmiausia, tai mes visada, aišku, esame už pasyves vėsinimo priemonės, tai yra apsauga nuo saulės perkaitimo ir tik tai kitu atveju įsirengiant kondicionierius. Automatizavimas galima padaryti dalį automatizuotų produktų tiek šildymo, vėdinimo sistemose ir turėti didesnį komfortą ir galimybės valdyti. Čia taip pat galima paminėti ir apšvietimo turbūt įrenginius ir kitus elektros prietaisus, kurie naudoja daug energijos. Ir energijos gamyba, paskutinis dalykas, ką galima padaryti ir sakyčiau, kad jį reiktų padaryti vėliausiai įgyvendinus visus kitus modernizuotus dalykus. Labai svarbu modernizuojant pastatus nepamiršti projektavimo svarbos. Šita diagrama labai gerai rodo, kad žalia linija tai yra projektavimo ir projektinių sprendimų įtaka. Ne? Mes pačią didžiausią įtaką galim padaryti va šitoj projektiniai stadijai, kada tik tai pradedam projektuoti, esam neišleidę nei vieno euro. Raudona linija žymi visus patiriamus kaštus per visą pastato gyvavimo laikotarpį. Tai vad projektiniai stadijai mes realiai išleidžiam pakankamai mažą kaštų dalį lyginant su visais kaštais, bet įtaką padaryti galim pačią didžiausią. Va, ir kai jau pastatą pradedam eksploatuoti, tai va čia ir susidaro visi kaštai, kurie yra susiję su pastatu. Ir va kažkurioje tai vietoje eksploatacijos mes galim sustoti ir vėl padaryti tam tikrą įtaką, atlikti tam tikrus projektinius sprendimus, ar ne, kurie galėtų mūsų šitą kreivę pakreipti priklausomai nuo to, kiek mes galime ir kokios yra mūsų galimybės ir pastato galimybės tą pakoreguoti. Ne? Ir kokie turėtų būti žingsniai. Jeigu jūs turite ar projektuojate esamą pastatą, tai reiktų įsivertinti labai gerai esamą situaciją, išnagrinėti konstrukcijas, atlikti termoviziją, sandarumo testą. Aišku, jeigu jūs planuojat namą kapitaliai remontuoti ar rekonstruoti ir nusirdo, kaip mano minėti pavyzdžiai, tai turbūt ant termovizijos ir sandarumo net neverta daryti. Bet jeigu nusiperkat pakankamai kokybišką namą ar per pirkimo metu, tai tikrai verta būtų pasidaryti termoviziją ir sandarumo testą. Labai svarbu yra užduotis ir tikslas. Kokį tikslą keliat ir kokį tikslą norit pasiekti. Tada planavimas, projektavimas, tam tikri juridiniai dalykai priklausomai nuo kokio sudėtingumo bus šitas projektas, ar kur pastatas yra, ar tai saugoma teritorija, ar miestas, ar kaimiška teritorija. Tai šitie dalykai labai svarbus ir čia tikrai dėčiau didelį akcentą, kad būtina susirasti labai gerus, kokius tik galite partnerius. Įgyvendinimo planas, jeigu namas yra gyvenamas, tai galbūt irgi nepavyks visko padaryti vienu metu, jeigu jūs jame gyvenate, tai vėl susiplanuoti tam tikrus etapus, kad galėtumėte ir gyventi ir po truputėlį rekonstruoti šitą pastatą. Pats įgyvendinimas ir kokybės kontrolės užtikrinimas labai svarbu, kad nepadarytumėt klaidų ir maksimaliai ir efektyviausiai išnaudotumėte tuo metu daromus darbus. Na ir atlikus darbus būtina padaryti matavimus, vertinimus, tai tas pats sandarumo testas, pats energinio efektyvumo įsivertinimas ir sertifikatas, jeigu planuojat gauti paramą. Na ir žinoma, tų pačių rezultatų palyginimas, kad galėtumėt patys susiskaičiuoti, ar pavyko pasiekti rezultatus, ar nepavyko. Ir kokių iš principo galima tikėtis tų rezultatų. Tai namas tampa energetiškai efektyvesnis, mažesni eksploatavimo kaštai, namas tampa saugesnis ir turi didesnę ramybę. Ramybė ta prasme, kad jūs nebe taip jautriai reaguosite į ekonominę situaciją, ar tai energijos kainos padidėjo, nes jūsų patys sąnaudos bus pakankamai nedidelės.
ar išvažiuosit ir paliksit namą ilgesniam laikotarpiu, tai namas taip pat ir lėčiau atvės ir turėsit saugumą. Komfortas padidėja pati gyvenimo kokybė ir komfortas įdiegus tam tikrus dalykus, tai šitie elementai sunkiai pamatuojami pinigais, bet žmonės, na, pajaučia tikrai pagerėjusią gyvenimo kokybę, padidėja turto vertė, estetinė kokybė, labai svarbu ne tik tam tikri energiniai dalykai, bet ir pati estetika, kokioje aplinkoje jūs gyvenote, naujindami savo namą prisidedat ir pagerėjusio miesto ar gyvenvietės vaizdo, atsakinga demonstruojat požiūrį ir efektyviai naudojat žemės resursus. Na ir geras pavyzdys užkrečia ir kitus žmonės veikti. Ir mano palinkėjimai statytojams, tai yra užsakovams, kad įsivertinkite, kokio būsto jums iš tiesų reikia prieš perkant tą būstą, ar jūs galėsite jį įsirengti taip, kaip jums atrodo, galbūt nusipirksit per didelį būstą, kuris jums per daug kainuos, ar bus per sudėtinga jį išlaikyti, ar jį renovuoti ir ateityje pagerinti jo kokybę. Skirkit laiko, planuokit, nes dažnu atveju būna taip, kad vienokios ar kitos aplinkybės žmonės spaudžia, ar tai, kad reikia priduoti dokumentus paramai, ar kad reikia imti šitų statybininkus, nes jie pabėgs, bet tai yra pakankamai svarbus dalykas. Ir jeigu renkatės telefoną ar kompiuterį, automobilį, palyginkit, kiek laiko jūs skiriat šitiems dalykams, įsigilinti ir išanalizuoti, ir kiek skirsite laiko architektų ar kitų projektuotojų pasirinkimui, nes pirkinys ir išlaidos bus ženkliai didesnis. Priimkit geriausius sprendimus, kokius tik tai galite tuo metu, tai ką rodo Žaliakalnio pavyzdys, kad geri sprendimai yra vertingi ir jie išlieka ilgai ir niekada nesustokit ieškoti, nes padarę vieną žingsnį ir kažkokį tai žengę vieną tvarumo žingsnį, visada galite ieškoti, koks galėtų būti sekantis žingsnis. O profesionalams, architektams, projektuotojams ar statytojams, statybininkams imkitės lyderystės ir parodykite klientams, galimiems statytojams vertę tų gerų sprendimų, dalinkitės patirtimi, patys būkite atviri pokyčiams, niekada nenustokit mokytis, nedarykit kompromisų kokybė, nes kokybė visada atsiperka ir būkit kantrus, darbas yra sudėtingas, sunkus tiek juridinė prasme, tiek nelengva ir pats procesas. Nenuleiskit rankų, nepalikit klientų, veskit juos per šitą sudėtingą etapą, kad pasiektumėm maksimaliai gerų rezultatų. Tai va, toks būtų mano pranešimas. Ačiū už jūsų laiką.